šokėjams, kurie fantastiškai. Bet ir yra puikus kalbėtojas žiniasklaidos arenoje, žymantis tarp lyderių ir triukus. Ir tada Silvė Ara aplankė pirmą kartą 2008-aisiais, kai užėmė prizinę vietą Baltijos šalių akrobatikos čempionate. Paskui, žinoma, išgyveno to laimėjimo, nusipylė kitos pergalės ir 2013-aisiais po 4 metų po to laimėjimo jisai pasirašė kontraktą su Red Bull. Tie sparnai dabar yra visiškai vasara Kinijoje, surengė daugiau nei 150 akrobatinių pasirodymų ir variantai, tačiau jos Visais moto akrobatais, tiek Aras Freestyle komanda, tiek Star moto akrobatų komanda. Tikriausiai nėra mačų. Ir dar vienas pilnai elektrinis virš 1100 km nuvažiuojantis sunkvežimis vilkikas kartu su legendiniais tenisiniais. Viską, ką sugeba, to dar nėra buvę. Let's go, guys! Sukelkim jam šūrimo! Neįtikėtina, kokius triukus išduodė! Ingo susikaupimo. Duokim jam triuką! Let's go! Garsas, kurios metus jau pasisivaizduoja tiek, ten yra šalia trasos, jis yra ir inžinierius, ir profesionalus šonaslydžio vairuotojas, taigi suderina, subalansuoja tuos įgūdžius ir jam tai labai praverčia tiek. Viename sezone laimės 3 skirtingus čempionatus ir
Jonas čia važinėjo Klaipėdos gatvėmis. Štai. Pilotas stabteli. Duokit triukšmą. Kažkoks muliažas, kad tai yra tikriausias bolidas. Mes turime ypatingą progą ir čia aukščiausių lygių kelią, man atrodo, kitos pasirodymus. Ponios ir ponai, būkit pasiruošę. Dar kartą į sceną pas mus atkeliauja Red Bull. Garsiausiai iš visų pas mus riemoja ypatingas bolidas sukėlęs revoliuciją pasaulyje. Jis laikomas vienu geriausiu visų formulės 1 pasiekti 103 pozicijas iškovotas, 280 podiumus, 6 pasaulio čempionų kategorijoje, 8 pasaulio čempionų kategorijoje. Šis pasiektas bolidas yra šiandien Klaipėdoje. Dar vieną pasižiūrėti, kas yra mūsų svečiai.